2011 m. vasarą švedų tyrinėtojų kompanija, kuri užsiima nuskendusių laivų paieška visame pasaulyje. Tarp Švedijos ir Suomijos esančioje įlankoje 87 metrų gylyje atrado keistą 60 metrų skersmens disko formos objektą, kuris yra pakilęs 4 metrus virš dugno. Objekto viršuje yra ovalo formos skylė, o aplink ją keisti nudegimai, kurie panašus į nuo degimo likusius suodžius. Šis faktas yra tikrai keistas, nes akmenys įprastai nedega. Buvo surengtos kelios rimtos ekspedicijos, kurių metu kilo dar daugiau klausimų, kas tai per objektas. Pasirodė spėjimų, kad šis objektas gali būti prieš 1000 metų nukritęs kosminis laivas. Narai nusileidę prie objekto pastebėjo kelias keistas ypatybės, į kurias iki šiol nėra atsakymo. Ant objekto išorės